Manau, didžioji dauguma žmonių pastebėjo, kad staiga lietuviai kažkada buvę kovingi, kovojantys už save, už savo laisvę, už savo teises, jie staiga tapo pasyvūs. Pasyvūs, nuolaidūs, tylūs, ramus. Paskutinis triukšmingas judėjimas, akcija buvo įvykdyta sausio 13-ąją, kai buvo nušvilptos dvi Lietuvos gėdos ir sukiršytas prezidentas su vyriausybė. Akcija labai pavyko, viskas vyko pagal planą. Ir tada supratom, kad galim tikrai daug nuveikti, kad žmonės judrus, kad žmonės dirba, kad žmonės nenusivylė dar tada. Ir staiga teko patiems nusivilti. Tarnybos jungė kitą mechanizmą ir sudirbo visus judėjimus. Po to viskas susvyko, tai tik įsityčiojimas. Iš mitingų, ypač paskutinis mitingas dėl nekilnojamo turto mokesčio, ten parodija buvo visiškas nukanalizavimas žmonių emocijų. Aplamai mitingų didžioji dauguma yra kontroliuojami ir tam, kad žmonės ateina kaip į roko koncertą, įsirėkia, įsikeikia, jiems labai malonu girdėti, kaip keikiama valdžia. Kam nemalonu girdėti keikiama valdžia? Tai jiems leidžia keikti. Iš tribūnos leidžia kenkti kai tam tokio lygio. Tam tikras lygis, bet jų tų ribų negalima peržengti. Tai kaip tokie blogeriai, kaip Žemaitis, Lekstutis, Kelertas ir panašus, jiems leidžiama keikti iki tokio lygio valdžia, kritikuoti iki tokio lygio valdžią, iki tokio lygio, kad nepakenktų ir kad nepasakytų nieko naujo. Jie nieko naujo netveria, nieko naujo nepasako. Jis sako tai, kas seniai žinoma, seniai nuvalkiota ir niekam nepakenkia. Tačiau jų gauna savo populiarumą ir žmonės pradeda pasitikėti. Tik juk tais, kas valdžia keikia. Kas vėliavas LGBT degina, kas duoda antrankius demonstratyviai, taip kaip prieš kino, kaip geras Holivudo režisierius. Taip įspūdingai tas vaizdas atrodo. Ir žmonės tokiais pasitikė. O jie dirba savo darbą, ardo iš vidaus, nukanalizuoja, nukreipia mintis žmonių judėjimus visai ne į tas pusės, kur reikia. Suskaldo, apjuodina tikrus aktyvistus, daugiausia naudoja patyčias, pašaipas. Ir va juos užgesina, tikruosius, judrius, dirbačius aktyvistus. Pažiūrėkime, kažkada buvo daugiau nei 40 koordinatorių, iš jų liko 5. Kur dingo dar kiti visi. Vieni buvo jungti į partijas, kaip aktyvūs judrus. Aišku, partijos tokius žmonės gaudo. Kitus išgazdino, didžiąją dalį įbaugino. Kitus perverbavo. Kiti iš aktyvistų tapo antiaktyvistais. Aišku, jie dirba kitaip, jie skaitosi aktyvistai, tačiau jie vėlgi, taip minėti, Kelertas su Žemaičiu. Gražiai savo ardo už vidaus, kompromituoja, apdergia, neleidžia susivienyti. Jei tik žmogus pasirodo stipresnis, teisus ir gerai daro, jis būna apjuodytas, apdergtas. Savo darbą dirba. Žinot, esu kovotojas ir aš visada gerbiu priešą, kuris yra stiprus. Nes, stiprius reikia gerbti. Nesvarbu, kokie priešas, ne priešas, bet reikia vertinti. Įvertinus priešo sugebėjimus ir įvertinus jo stiprumą, galima rasti ir silpnas vietas. Priešą nuvertinti reiškia pralaimėjimą. Aš su pagarba žiūriu į mūsų tarnybų darbą, stebėdamas, kaip jie viską puikiai suorganizavo, kaip sugebėjo užvaldyti žmonių sąmonės, kaip sugebėjo viską sukontroliuoti, nukanalizuoti. Jie tą puikiai dirba. Tam tikros ribų leidžia rėkauti. Nes jei žmonėm neleis įsirėkauti, išeis į gatves su molotov kokteiliais ir su lasdomis. Kad to nebūtų leidžiama iki tam tikros ribos jiems pašūkauti. Ir mitingų paskirtis ta. Ateikit, įsišūkaukit. Paskutinis tikras mitingas buvo rugpjūčio 10. Rugsėjo buvo jau šiek tiek parodė tolesni. Vis ten tai kunigai išėjo pagėda. Ant senos tai eilėraščius padeklamuoja gražiai.
Ateina žmonės kaip į roko koncertą, įsišoko, įsireikavo, su kaifu pasiklausė, kaip keikiama valdžia ir skirstosi namo. Ir supranta giliai širdie, kad niekas nepasikeitė, kad nieko kito nebus, kad tai buvo, tai viskas ir bus. Va taip ir sistema užvaldė. Gražiai, tyliai, įtirdami savo žmonės. Kur dingo Šiūrių elfai? Kartais manęs klausė, kur iš veidų, kokių 500 buvo. Kodėl iš 500 nei vieno nematyti? Kur dingo Ričardas Savukynas pas? Atsakysiu, pakeitė specifiką darbo. Labai nemažai iš tų Šiūrių elfų dabar antivalstybininkai skaitos. Jie mūsų tarpe. Jie susikūrė kitas naujas anketas. Jie gražiai rašo nuo valdžios, išleidžia, rašo straipsnius, leidžia video. Jie pritraukia žmonės ir žmonės pasitikė. Ir tai bene geriausias sistemos ginklas. Jie pasėja šiek tiek chaosą, nepasitikėjimą. Jie po trupučiuką apšaukia, apjuodina tikrus aktyvistus, tikrus kovotojus. Juos pažemina patyčios. Pirmiausia, eina patyčios. Patyčia yra veiksminga labai. Įsityčioti žmogaus, kaip ir politinė sistema, kaip ir mūsų sisteminė žiniasklaida, įjungia patyčias, kad žmogus sudirbtų. Tai čia viena iš tokių taktikų tų Šiūrių elfų. Jie dabar mažiausia grupelėse, jie visų drauguose. Matau, savo draugų drauguose daug. Jie reiškiasi. Po trupučiuką jie puola, sudirba tuos, kuriuos sudirbti reikia. Ir va šita taktika sistemos įveiksminga. Jokių represijų, jokių areštų, jokių bauginimų, bet gražiai kontroliuojant visą padėtį, stebint iš viršaus kažkam tai ir kažkam tai kontroliuojant, stumdant šachmatus. Viskas valdoma, nugesinami visi judėjimai, visi aktyvistai. Na, aišku, jiems nepavyko kai kuriuose srityse, čia ypač prieš rinkimus į parlamentą. Jie nesitikėjo, kad visi bene aktyvistai, Lietuvos visuomenininkai vienysis ir balsuos už žmogų, už žmonės, kurie gali kažką tai pakeisti. Aišku, papuolė tik vienas geras veiksnys, bet savo reikimus tenai daug paveiks. Daug kas nesuprato, kodėl laimėjo Nausėda, o ne Šimonytė. Nes nežino, kad patys aktyvistai visuomenininkai pasirinko mažesnį blogį nei visiškai radikalią, bjaurę, niekingą kumelę. Negražiai skambės, bet aš kitaip tos asobos pavadyti negaliu. Jau geriau kvailas, gražus durniukas, aukštas, gražus ir kvailas. Bevalis, bepautis, visiškas niekalas. Tačiau tokius žalos vis tik padarys mažiau, nei būtų negalėjo padaryti geležinė kumelė. Ji galėjo daugiau padaryti žalos, netgi labai daug. Vien savo egoizmu, savo tokiu nesitaikstinu su niekum, ji galėjo padaryti daug žalos. Nausėda džiaugiasi, kad laimėjo rinkimus, nesuprasdamas, kad agitavo už jį balsuot tie, kurie labai nekenčia. Agitavo už jį balsuoti ir balsavo tie, kuriuos jis tai vadina vatinukais. Taip, ponas Nausėda, vatinukai, jūs balsavo vatinukai, jūs išrinko prezidentą. Vatinukai jums padėjo laimėti. Bet ne dėl to, kad jūs aukštas ir gražus, ne dėl to, kad jūs būtut geras prezidentas, netgi ne dėl to, kad jūs aplamai esate žmogus, kuo aš labai abejoju. Žiūrėdamas jūsų veiklą ir tai, ką jūs padarėte su Lietuva, žmogum vadyti jūs labai sudėtinga. Sunku versti liežuvį, kažkaip nesinori tarto žodžių. Tačiau jūs buvot išrinktas, prabalsuota, kad mažesnis blogis. Aišku, rinkimai yra kontroliuojami, jau valdomi. Ir daugiau niekam kitam šansų nebuvo. Nei sisteminiam, nei Vaitkui, nei visiems, kuriem dalyvavo, neturėjo jokių galimybių būti išrinkti prezidentais, nes sistema kandidatus kelia 2 arba 3. Šį kartą 2 buvo žinoma, Nausėda ir Šimonytė, 3 neminėsiu. 3 kandidatas atstovavo opoziciją. Jis išjungė opoziciją. Suvienijo apie save daug žmonių ir jom ir dabar dar tiki.
yra tikinčių, kad jisai geras, tikras kovotojas. Tas tai žmogus, nors jisai tikrai nekovotas, nieko nekovojęs, tik gražiai kalbėjęs per pandemiją iš tribūnų. Tai va tas žmogus išjungė didžiąją dalį opozicijos, atjungė nuo kitų ir jie savo laimėjo. Aišku, jisai nebūtų laimėjęs. O jeigu net galiau ir būtų laimėjęs, tai sistema vis tiek būtų turėjęs prezidento postą savo žmogų. Maža tikimybė buvo, kad laimės, tačiau darbą atjungdamas opoziciją ir sukirčydamas tarpusį, supjudydamas opoziciją, jisai padarė didžiulį darbą, didelį ir galingą kietą darbą, sistemos labai aišku. Ir ateityje jisai bus mylimas, gerbiamas, naivus žmogus, kol praregės. Kol praregės, jie daug nukentės ir Lietuvos smarkiai nukentės. Taip, kad pralaimėti skaudu. Skaudu pralaimėti, bet negėda, nes kovojom su kitais specialistais, visuomeniais, nuomonių formuotojais, smegenų plovėjais, kurie dirba ranka rankos su visa sisteminė žiniasklaida, su tarnybom, su spauda. Ir prieš tokius atstovėti, jeigu iš daugiau nei 40 koordinatorių, kietų, judrių, kietų darbščių aktyvistų liko tik 5, kurių niekas nepalaužė ir turbūt niekada nesugebės palaužti. Bet, Dieve mano, ką tokie saujelė žmonių gali pakeisti. Belieka tik džiaugtis, kad ir mažai išliko greta, bet tikri, tvirti žmonės, kuriais galima didžiuotis, kad pažįsti juos. Tai tiek.